Na, sveiki draugai, kolegos, pažįstami. Antradienis ir pradėjau biškį skardinimo darbus aplink langus. Tai biškį parodysiu, kaip aš skardinu ir galbūt bus naudinga informacija ir jum. Todėl paprašysiu paspausti laiką, pasidalinti ir pasiekti mūsų puslapį. Tai ką, stogas kaip matot baigtas, paskui apeisim, aprodysiu daugiau, bet šiandien atsivežiau skardos lankstinukus. Tai pradinis profiliukas, kuris atrodo štai taip. Tada pats angokraštis ir palangė. Na, nieko įspūdingo, visi tokias naudojat, tokias pat ir aš naudoju, tik parodysiu, kaip aš apskardinu langą. Tai iš pradžių susimontuoja prie lango pradinis profiliukas, štai taip. Tada susimontuoja palangę. Šitą gal truputį patrauksiu. Susikerpa į 10 laipsnių nuolydį. Užsilenkia palangė 2 cm į viršų. Taip pat ir tame krašte 2 cm į viršų. Tada montuojasi šoninis angokraštis, kuris susikiša su palangė. Taip gaunamas labai tvirtas kampas, nes užsifiksuoja su palangė kartu. Palangės kraštai užapalinti, neįsipjausi, gali braukyti kiek nori, yra saugu. Užlenkta ir tada užspausta snapelis. Palangė dariau tiek, kad mums, kai sumontuosime fasadinės dailylentes, kurias taipogi greit žada montuoti, su minimaliu tarpeliu atrodys pasaka. Taip pat angokraštį išspaudžiau sulig lentele, kad būtų gan gražu, nežinau, dar padarysim gal kažkokį minimalų tokį tarpuką, kad būtų ant visų medienos vaikščiojimų, kad nespaustų, nedraskytų skardos. Tai atrodys štai šitaip. Labai super ir gerai pasidaro. Na, o viršui, tuoj palipsim, parodysiu. Aš dirbu nuo kopėčių, nes man nepatinka, kai yra pastoliai, ypač vieno aukšto namas ir pastolis būna šitoj vietoje ir čia pasilenkus, pasitūpus dirbti, tai labai nepatogu, tai geriau dirbti nuo kopėtėlių. Viršutinis angokraštis yra užlenktas į apačią, jeigu matot, 2 cm ir susicapuoja su šoniniu. Irgi niekur nėra tvirtinimo, yra laisva skarda, bet judėjimo absoliutiškai nėra. Šitas napelis turi užsilenkti dabar į apačią ir taip gausis vientisa spalva. Tai va, toks mano skardinimo būdas. Na ir visai gražiai pasidaro, sakyčiau, ne? Tai ką, draugai, šiandien tiek. Paskui apeisim, aprodysiu stogą, kaip pasidarėm jau viduj, kiek darbų, ta sudėta, garo izoliacija sudėta, tašeliai sudėti, per tvarinės sienos sustatytas, labai daug darbų pasidarėm. Tad geros dienos visiems, geros nuotaikos ir iki sekančių, draugai. Visi, kas patinka mano pasidalinti vaizdo įrašai, pakelkit nykštukus į viršų. Iki.